Sveiki visi, sveikinu servise 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Ir šį kartą turiu mūsų mėgiamą hibridinį automobilį, kuriam sumontavom kokybišką itališką Landerenzo sistemą. Tai šį kartą yra Toyota Corolla automobilis 2023 metų, universalas, perkamas darbui, komerciniais tikslais. Tai be abejonės yra pasirenkama kaip ir kiekvienas save gerbiantis meistras darbui perka įrankius pačius geriausius, profesionaliausius, nes nori, kad įrankiai tarnautų, nereikėtų važinėti po servisus, prižiūrėti ir panašiai. Tai džiaugiamės, kad ir šis vairuotojas masto panašiai, taip kad mes sudėjom pačią geriausią sistemą 4 cilindram, kokią mes galim šiai dienai pasiūlyti. Labai trumpai apie ją. Landerenzo Li10 turbo dujų reduktorius, nors variklis iš tikrųjų iki 100 kW, reduktorius gali aptarnauti beveik dvigubai tiek. Tai reiškia, kad nuvažiuos tikrai ne vieną 10 000 km be jokio remonto ir priežiūros, tikrai su stipriu rezervu, netgi pusę to reduktoriaus esant užkimštam, sakykime, jau susidėvėjusiam, tai mes vis dar puikiausiai galėsim visų 100% visuose diapazonuose važiuoti dujom. Taip, kad toks reduktorius užtikrina tikrai ilgai sklandų sistemos veikimą. Atskirai nuo reduktoriaus skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Štai šitoje vietoje patogus ir greitas aptarnavimas. Skystos fazės keitimas labai spartus ir greitas. Landerenzo AEB A+ dujiniai purkštukai. Slėgio daviklis, atnaujintas filtras su surinkimu tam, kad surinkti kiek įmanoma daugiau dirvų ir apsauganti kuro purkštukus. Temperatūrinis daviklis, pats valdymo blokas. Štai šitoje vietoje dujinės įrangos saugiklis greta pliusinės klėjamos. Viskas patogiai, paprastai. Na, aišku, čia taip atrodo gal, sakykime, patogiai ir paprastai ir visa kita, bet čia reikia tikrai nemažai dėti energijos, norint pravesti viską tinkamai, kad mes ir oro filtrą galėtume, reiškia, pakeisti, nieko čia labai neišgriaunant ir panašiai, reikia viską įvertinti ir parinkti viską taip, kad viskas būtų ir estetiškai tvarkingai ir veiktų taip, kaip turi veikti. Na, visi Landerenzo dujinės įrangos darbai mūsų servise, kaip visą laiką pagal aukščiausius kokybės standartus. Tai turim ir specialias apsauginės gofras, spyruoklinės sąvaržas, dujinės žarnas, kurios neskleidžia jokio kvapo. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui. Laidų ilgiai parinkti tokie, kokių jų mums reikia. Jokių apendicitų kažkur prikaišytų kampuose nepamatysit. Kiekvienas kontaktas yra lituotas, laidai sugrupuojami, velkami apsauginės gofras. Tos gofros izoliuojamos. Originaliai yra lygiai taip pat viskas padaryta, taip kad stengiamės, kad visą tai atrodytų kiek įmanoma arčiau tam gamykliniam variklio skyriaus vaizdui. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką montuojam ten, kurio pageidauja klientas. Šį kartą čia sumontuojam štai šitoje vietoje falų, dailiai atrodantį mygtuką. Pridėsiu nuotrauką, galėsit pasižiūrėti, kaip viskas ten iš tikrųjų atrodo. Pildymas, atsidarom dangtelį. Ir štai čia kampuke turim pildymą. Atsisukam kamštelį, norim jį sukam, norim nesukam, bet esmė, kad pistoletą jungiam iš karto. Labai patogu, paprasta, elementaru, nereikia jokio adapterio junginėti. Toks buvo kliento pageidavimas, be abejonės dėjom visas pastangas, kad tas pageidavimas būtų išpildytas. Viskas gražiai užsidaro. Dujų balionas, kaip universalų keli variantai. Galima net ir turbūt 80 litrų balioną įdėti, bet esmė, kad klientas norėjo, kad dvigubas dangtis turėtų būti žemesnėje dalyje, taip kad čia po juo turim sumontuotą 56 litrų atsarginio rato vietoje Bormech kokybišką dujų balioną. Atsarginį ratą esame įdėję specialiai tam skirtą dėklą. Tai va, tai tiek apie Toyota Corolla automobilį ir kokybišką Landerenzo dujinės įrangos montavimą mūsų servise 007. Jei ieškot kokybiškų sprendimų, patikimų, ilgamžių sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.